Tai treneriai aiškiai įsivažiuojant kokius kitos nuotaikos, žinant, kad prieš Wolves sakėt, kad jau išvažiavę buvo žaidėjai. Mažeikios irgi taip atrodė, kad dar ne visi grįžę į žaidimą. Kokia dabar kondicija žaidėjų ir nusiteikimas? Galvojam tik apie rytojaus rungtynės. Žinom kainą tų rungtynių, nėra ką net čia šnekėt tiek mums, tiek varžovams, kokia ta kaina. Mes jokių neturim pasiteisinimų, taip ir mūsų fanai, tie abejojantis eiti ar neit, jokių pasiteisinimų nėra, tai yra lemiamos rungtynės šio pogrupio. Kviečiame juos visus. Labai gerbiu varžovus, jų trenerį Prifti, dirbęs ir Eurolygos, ir topinėse Eurokapo komandose, tai labai stiprus treneris ir turim gerai pasiruošti, turim būti geresni negu buvom pirmose rungtynėse. Pirmose rungtynėse buvom labai prasti abiejose aikštelės pusėse, nepaisant to, likus 5 minutėm buvo lygų, bet rungtynės baigėsi taip, kaip baigėsi. 11 taškų atvertų vietą pirmoji vietoj grupė, ar į tą tikslą, ar labiau į pergalę tiesiog? Pergalė yra tikslas, o paskui žiūrėsim, aišku, esant galimybei tam tikrų rungtynių momentų gal ir galėsim apie tai šnekėti, bet šiuo metu pergalė yra pagrindinis tikslas. Treneri, matom, kiek nuėjo Vilniaus Rytas nuo tų pirmųjų rungtynių Čempionų lygoje, kiek nuėjo būsimi varžovai, kiek jie pridėjo dar iš savo žaidimą. Tai visų pirma, turėčiau pasakyti, kad varžovai žaidė paskutinės rungtynės su Skafati, plus 30 turėjo jau trečiam kėliny ir nieko nestabdė, yra labai geros formos, jie neturėjo per daug nacionalinės rinktinės žaidėjų, kurie išvyktų į FIBA langus, tas kelias savaitės jie sportavo kartu ir tikrai geros formos yra dabar, rimti labai atrodo, agresyvus ir reikia pabrėžti, kad Džemaras Smithas greičiausiai nežais, tai saizas jų didėja. Reiškia, visi pasistums į pozicijas ir kova dėl kamuolių bus kritinė rytoj, labai svarbi, neturim čia apsigauti. Taip pat Berfordas didžiąją sezono dalį tylės, tai labai talentingas žaidėjas, daugiau tikrai žinom, kad atsiskleis, X faktorius yra vietinis, Vitalis, Cassius Winston, nėra net ką kalbėti apie šitą žaidėją su daugybė Eurolygos patirties. Tai ir aišku, faje mes turim atakuoti žymiai protingiau, ne taip kaip pirmas rungtynės, ir tai yra žaidėjas labai jaunas, talentingas ir mes turim tikrai protingiau žaisti, negu žaidėm per pirmas rungtynės. Labai pavojinga komanda ir reikės būti rytoj protingiams mums patiems. Džemaras Smito įtaka statistiškai matosi akivaizdžiai, bet kai jūs žiūrite tą funkcionuojantį aparatą, kokia tai yra svarbo žaidėjas, ką jie praranda? Jie praranda gal tų paskutinių sekundžių žaidėją kiekvienos atakos, kur žinom, kas greičiausiai užsibaigs, bet tai komanda tampa labiau neprognozuojama ir žinom, kad kiti žaidėjai simsis ant savęs, kitiems žaidėjams daugiau to pasitikėjimo bus ir tas mus pastato į tokią labiau nenuspėjamumo varžovų atžvilgių būseną. Trenerių užsiminėt apie sirgalius, kad kol kas neišpirktas net pirmas aukštas. Pasigendant jų indėlio didesnio, kaip būna per Žalgirio kovas? Nepasigendam, lojalūs fanai, mums jų užtenka, jeigu mes užpirdom pirmą aukštą valio, bet sakau, tie, kas abejojantis yra, Rytas žaidžia dėl pirmos vietos pogrupiai, tai tos abejonės turėtų išsisklaidyti labai greitai ir sakau, jokių pasiteisimų į tokias rungtynės eit ar neit neturėtų būti. Treniruotė vyksta šioje arenoje, nors rytoj žaisite Trinsbete, kodėl nepavyko čia sudarinti, kad treniruotumėtės? Pataisysiu, treniruotė vyks tenai, nes šiuo metu kita komanda ten sportuoja. Varžovai nusipirko ir Kenį Faridą, yra kažkokios informacijos, kad jis gali žaisti, nors dar nėra, turbūt ten registruotas, nei ten sutvarkyti formalumą. Bisėlis yra registruotas ir mes planuojam jį, kad žais. Dar kart, tai yra dar vienas žaidėjas, kuris padidins jų ūgį, saizą visą ir kova dėl kamuolių dar bus agresyvesnė ir svarbesnė. Tai mes matom jį, kad jis rytoj žais ir matėm, kad paskutinės rungtynės varžovai netgi naudojo tą vadinamą big line-up. 2-5 žaidė, tai ir mes rytoj irgi taip mastom, kad su Faridu irgi gali būti tas vadinamas big line-upas ir turim būti vėl protingi tiek puolime, tiek gynyboje, kaip prieš tą mums patiems atrodyt protingai. Atnaujintam Čempionų lygos reitinge jie esate 4. vietoje, leidžiate Nikachą, Tenerife ir Tortoną.
kaip jums ta pozicija, ar Rytas yra tas 4 čempionų lygos? Viską reikia žaidimu įrodyti, o ne kažkokiais reitingais ar kažkieno nuomonę. Turim patys viską įrodinėti, rungtynės 0-0, šansai visi mūsų rankose, galim viską kontroliuoti. tą svajonę mes turim, kalbam apie ją tyliai, bet tarpusavį šnekam ir norim ją išpildyti. Būna dažnai klausimas, kelintas Rytas yra pagal biudžetą Čempionų lygoje, vis tiek esate turbūt pasiskaičiavę preliminariai, kurioje vietoje maždaug tarp 32 komandų yra Rytas? Šiemet esam maždaug pirmoj dalyje iš 32, 12-14. Ačiū. Ačiū.